Įspūdžiai maksimaliai yra geri, teigiami, šilti ir tai yra mūsų klientai, mūsų kontingentas, žmonės, kurie užsiema pervežimais, kurie yra tiesiogiai mūsų kaip ir duona, nes mūsų pagrindinis verslas yra prekyba, komerciniu transportu. Mes stengiamės rasti sprendimus vežėjam. Vežėjai kreipiasi pas mus, kada jiems reikia pagalbos. Tai šiai dienai mes radom bendrą sąlytį ir bendrą sąjungą su Lietuvos vežėjų sąjunga, kad jie pravedė savo debatus, kurie jiem yra šiai dienai aktualūs. Mes lygiai taip pat paklausėm jų problemas, įsigilinom, išgirdom, kuo jie gyvena. Jie turbūt žino mūsų irgi kažkokias tai problemas, kurios šiai dienai yra iškilusios su apribojimais, su sankcijom ir visais kitais dalykais. Tai emocija tikrai kuo geriausia, kuo puikiausia. Iš veidų, iš emocijų, kurios buvo salėje, manau, kad visi liko patenkinti, nebuvo nusivylusių. Kažkas sakė perteklinis, kažkas sakė labai gerai, kažkas sakė gali būti geriau, bet tiesiog yra kaip yra. Ta prasme, jeigu pastatas yra viena sudedamoji versle, tai po to yra turbūt asmeniniai santykiai ir bendravimas su klientu. Tai turbūt tai yra ne paskutinėje vietoje ir prideda kažkokio tai rezultato ir tą vaisių. Tai šiandieną buvo tas labai geras sąlytis ir emocija, kada Lietuvos vežėjų sąjungos nariai buvo atvažiavę čia. O mes tiesiog tuo pačiu pristatėm tą, ką mes galim ir ką mes atstovausim ir ką mes veiksim ir kokią paslaugą teiksim. Tai yra 15 metų rezultatas, vaisius, ką mes siekėm, statėm, darėm, padarėm. Aš stoviu priešais tą pastatą ir žiūriu į jį, tai yra metų projektas vien statybose, neskaitant leidimų, derinimų ir visų kitų dalykų. Tai yra pirmas etapas, kad mes jį pastatėm, bet čia kaip laivas be kapitono, taip ir pastatas be darbuotojų ir šeimininkų. Tai tikrai turim sekantį etapą, pirmadienį atėję į darbą, tęst pradėtą veiklą, ieškot darbuotojų, plėstis, suteikti gerą paslaugą, kad būtų visi patenkinti vežėjai, nes jeigu to nebus, tai nebus tiesiog klientų pas mus. Tai mūsų užduotis, kad būtų visi patenkinti.